Svarbus pokalbis. Sveiki, čia Deividas Jursevičius, svarbus pokalbis, laidos svečias šią popietę atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis. Labadiena, pone Antanaiti. Sveiki. Po Ukrainos ir Jungtinių valstijų delegacijų susitikimo Kijevas iš karto sutinka skelbti 30 dienų paliaubas. Dabar vienintelis klausimas, ar su tuo sutiks Rusija? Tai ko gero, rusams nelabai apsimoka, nes jeigu ukrainiečiai bando išsaugoti savo piliečių gyvybės, tai rusams svarbiausia pasiekti karinis tikslus. Nes Ukrainoje nėra rusų civilių, skirtingai nuo Ukrainos, tai aš manau, kad tai bus pakankamai sudėtinga padaryti, nes tos paliaubas dabar yra tokios, vienašališkas. Tai kaip prispausti Rusiją, kad jinai priimtų derybų paliaubų sąlygas, tai aš nežinau. Nes vis tiek turi būti kažkoks tai svertas. Tai ko gero vienintelis svertas, tai jeigu Rusija nesutinka paliaubų, tada ko gero amerikiečiai galėtų duoti ukrainiečiams kažkokią ginkluotę, pavyzdžiui, toliašaudes raketas, kurios galėtų nubausti rusus už tai, kad jie atsisako nutraukti ugnį. Pavyzdžiui, galėtų gal įvesti ir amerikiečių pajėgas į vakarų Ukrainą? Aš manau, tai mažai tikėtina, nes vis dėlto pagrindinis fokusas amerikiečių yra į Indo-Pacifikus arba Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną. Ir tai yra problema jiems didžiausia negu Ukraina, nes Rusija vis dėlto mums Lietuvai yra svarbi problema. Tačiau, jeigu pažiūrėsime gaublį, tai Rusija yra vis dėlto tokia lokali problema, o Kinija yra globali problema. Ir Jungtinių Amerikos valstijų politika ir ekonomika daugiau įtakoja Kiniją negu Rusija arba Ukraina. Jūs prognozuotumėte tokį scenarijų, jeigu dabar mes, kai su jums kalbamės, dar neįvyko Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų susitikimo, žinom tik tai Ukrainos ir Amerikos susitikimo rezultatus, dabar kamuolys Rusijos pusėje. Ir jeigu Rusija nesutinka arba delsia ir nerodo jokio lankstumo dėl paliaubų arba stato savo sąlygas ir taip toliau, kada Jungtinės valstijos tada būtų pastatytos į kampą. Visų pirma, Rusija siekia pasiekti savo karinius ir politinius tikslus. Jie nepasikeitė nuo 22 metų. Nuo 21 gruodžio mėnesį, kada buvo pirma išreikštas ultimatumas, kad NATO turi pasitraukti iš Rytų Europos. Ir mes turime, kaip Lietuva, Baltijos šalis, turime vėl pakliūti į Rusijos glėbį. Tai Rusai visų pirma, jiems nesvarbu, ką sako amerikiečiai, nes tai nėra nei jų sąjungininkai, nei kažkas tai. Jiems yra svarbu įvykdyti užduotį, kurie jiems iškėlė politinė vadovybė. Ir viskas. Ir iš tos pozicijos reikia žiūrėti. Arba dar kitaip reikia žiūrėti per jėgos poziciją. Ne pagal kažkokią susitarimus, humanistinę ar dar kažkas, tik tai per jėgos poziciją. Amerika tai supranta ar vis dar nesupranta? Aš manau, kad amerikiečiai labai gerai visą tai supranta, nes ne pirmas karas ir ne pirmi metai su Rusija bendraujama. Tai nemanau, kad amerikiečiai naivus, nežiūrint į tai, kad mes labai taip emociškai žiūrim kiekvieną tą išsišokimo vieno ar kito vyriausybės atstovo Jungtinių Amerikos valstijų. Bet, Amerika vis dėlto nėra tokia naivi. Ir be abejo, kad supranta, ir aš manau, būtent dėl to ir viskas ir vyksta dabar, kad duoda žvalgybinius duomenis, neduoda žvalgybinių duomenų, sustabdžiau karinę paramą, atnaujinu karinę paramą. Tai amerikiečiai įvedė rusus į tokią nežinios būseną. Manot, kad tai gali būti sąmoningas amerikiečių planas, o ne tai, kaip mano kita pusė? Yra dvi stovyklos, kad palaukiam dar galutinių Amerikos sprendimų ir kita stovykla susijėmė už galvų, kad jau čia viskas. Amerika daro nesąmoningus veiksmus, reikia kiekvienas už save rūpinasi. Visų pirma, visos dalykus yra per daug emocijos. Emocijos labai gerai meilėje, dar kažkur tai, bet tikrai ne čionai. Ir kada globalioj aplinkoje prasideda emocijos, tai reikia pasižiūrėti, kas slypi už tų emocijų. Nes, emocijos yra kas, tai yra įaudrinti visuomenę. Bet praktinė kažkokia tai reikšmė visų tų emocijų nulinė. Kaip tai buvo ir su tarifais, muito tarifais įvairiais, arba, pavyzdžiui, su Panamos kanalu sukėlė šaršalą ir Panamos kanalas atiteko amerikiečiams atgal. Dabar problema, aišku, Grenlandija su savo nepriklausomybė ir kinų įtaka, ir rusų įtaka Grenlandijai. Tai aš manau, kad reikia palaukti ir tos emocijos, arba dar kitaip pasakysiu. Aš norėčiau tikėti tuo, kad tai yra tik tai emocinė dūmų uždanga, kuri turėtų įsisklaidyti ir tikrai normalūs tikslai bus matomi. Nes dabar mes kol kas girdim, jeigu vertinant objektyvę informaciją, tai girdim tik tai keliamas sąlygas Ukrainai. Kokios sąlygos yra keliamos Rusijai?
Tai va tai ir yra tas dalykas, dėl ko aš sakau per daug emocijų. Nes galbūt tos sąlygos Rusija, o ką tu gali Rusijai, kokias sąlygas iškelti? Realiai tu turi kažkokį svertą turėti, kad iškelti Rusijai. Tai ir jeigu mes prisiminsim, kaip Donaldas Trumpas sakė apie 5 milijonų mokėjimą tam, kad gauti JAV pilietybę ir kaip jis ironiškai pasakė, aš pažįstu daug Rusijos milijonierių, kurie dabar labai daug pinigų prarado. Tai aš manau, kad vis dėlto ir yra kažkokie tai svertai Rusijai. Na, tu negali žaisti vienus vartus. Nu, tu vis tiek, jeigu tu kalbė apie dėrybas, nu, tu turi turėti kažkokią spaudimo priemonę ir kitai pusiai. Nes, nu, tai gerai, Ukraina nusileidžia, ką Rusai daro? Rusai juda toliau. Problema. Rusai gali padaryti, kad Ukraina būtų parklupdyta ant kelio. Na, būkim teisingi ir turtingi. Gali, jeigu Ukraina bus apleista ir mes nepadėsime, tai be abejo jinai kris. Ir tada ką mes turim? Tada amerikiečiai neturi nei mineralų, nei gražos negauna iš savo paskolų Ukrainai, nei ką. Taigi iš ekonominės pusės tiesiog neapsimoka, kad Ukraina žlugtų. Taip galvojant, pragmatiškai toks scenarijus. Aš norėčiau tuo tikėti. Kaip yra iš tiesų, aš nežinau. Gerai, pagalvokime apie tai, jeigu įsigalioja paliaubos, ar netgi jeigu įsigalioja taika, ar tada sustos Rusijos karinė mašina, kur trim pamainom yra gaminama karinė technika? Kurį laiką tikrai nesustos, nes reikės užpildyti sandėlius, be jokios abejonės, nes ištaškyta viską, kas tik įmanoma būtų, kad būtų ištaškyta, tai ir toliau bus gaminama, tai šitą abejonių ir nėra. Bet to vis dėlto Rusija yra save stato kaip imperija, o imperija turi plėstis ir be abejo, kad tai vėl bus užpildyta ir vėl Rusai toliau bandys plėstis, nes jiems reikia vis dėlto 144 milijonų žmonių kažkaip tai pramaitinti, patys nesugeba maitintis, tai ko gero tolimesnė plėtra, ko gero būtų ta pati Ukraina, ta pati Moldova, ko gero dar ir Sakartvele nebaigti reikalai pas rusus. Azerbaidžanas vienintelis pragmatiškai pasinaudojo karų Ukrainoje ir atsiėmė Nagorny Karabach savo. Turbūt rusai irgi dantį gręžia. Aišku, Sakartvelas, kuris jau buvo paminėtas, tai kad išeiti link Armenijos rusams reikia, Kaukazą grąžinti rusams savo reikia. Nu tai manau, kad karinė mašina tikrai nesustos, bus užpildyti sandėliai ir ekspansija toliau tęsis. Tai išstumti iš Ukrainos rusai tiesiog ieškos naujų puolimo krypčių. Jeigu taip atsitiktų. Visų pirma, įsivaizduokime, įsigaliojo taika, ką daro Rusija? Ko reikia rusams? Rusams reikalingas naudingos iškasenos. Tai prieš pilną mastą Ukrainoje rusai labai plėtėsi Arkties regione. Tai toliau, kas dar, iš kurie dar gali gauti naudingas iškasenas? Tai be abejo Azerbaidžanas su savo nafta. Tai reikalinga rusams. Sakartvelas, na, nežin, ką jie turi, nebent išeiti link Armenijos, tam, kad vėlgi paspausti Azerbaidžaną iš abiejų pusių. Tai mano galva, tai jeigu mes žiūrėsim, kokie Rusijos tikslai arba kaip jie surinka biudžetą ir pagal tai galima numanyti, ką jie toliau galėtų daryti. Tai iš esmės paliaubos arba taika Rusijos tokia, kokia jinai yra šiandien, nepakeis. Idealus atvejas, tai yra vidiniai neramumai Rusijoje ir vis dėlto subyra į kažkiek tai kelias ten darinius. Taip jau yra buvo atsitikę istorija, aš viliuosi, kad tai ir taip pat atsitiks, nes jeigu mes dabar žiūrim ir sakom, kad Rusija įvedė labai didelę cenzūrą ir visus stebi. Ir mes tai pateikėm kaip stiprybę. Bet tai nėra stiprybė. Kada tu pradedi spausti ir sekti savo piliečius, tai reiškia, tu jas nepasitikė. O tu nepasitikė, reiškia, pas tave yra duomenys, kad kažkas tai vyksta negerai. Tai būtent ta cenzūra rodo, kad, na, aš viliuosi taip, kad yra trintis vis dėlto visuomeniai. Aišku, tai, kad karas vyksta ne Rusijoje, o Ukrainoje, tai ne taip stipriai įtakoja, bet prisiminkim tą patį Afganistano karą, kuris buvo gerokai mažesnis, bet ir taip buvo trintis Sovietų sąjunga tuometiniai. Ar tada gerai, automatiškai taika Ukrainoje padidina Rusijos invazijos galimybę čia? Tam, kad čia pradėti, vėlgi reikia pasižiūrėti, kas mes esam Rusijoje ir kodėl mes apskritai įdomus Rusijai. Tai jeigu Rusija pagrindinį savo biudžeto dalį gauna iš natūralių iškasnių, jas reikia kažkaip tai eksportuoti, tam, kad gauti pinigų. Tam, kad eksportuoti, tu gali, aišku, naudotis Murmansku.
Tačiau Ust-Lugoje yra pastatytas milžiniškas terminalas ar terminalai, tam, kad boginti tas iškasinas į vakarų Europą, į Ameriką, Lotynų Ameriką, į Afriką ir taip toliau, ten, kur perka. Tai manau, kad rusams be abejo naudingiau tam, kad užtikrinti savo išėjimą į Baltijos ir Atlanto vandenyną, tai jiems žudbūt reikia užtikrinti saugumą būtent Suomijos įlankoje, kur vienas krantas yra Suomijos, kitas Estijos. Jeigu mes labai tai paranoiškai žiūrim, kad Rusija žiūri tik tai, kad Lietuvą užpulti ir padaryti tą Suvalko koridorių, tarkim, tai tvarko, yra dvi kryptis. Viena kryptis eina per Vilnių, o kitas kryptis eina per Latviją, Daugpilį link Vilniaus. Tai jeigu tu jau pradedi ir vieną ir kitą, tai tu jau paimi dvi šalis, tai yra Latvija ir Lietuva užpuolė. Jeigu kalbam apie Suvalko koridorių, tai tu užpuolė dar ir Lenkiją, tai jau 3 valstybės užpultas, bet tam, kad pradėti savo antžeminio operaciją, tu turi užtikrinti dominavimą ore ir jūroje, ką mes matėm, pavyzdžiui, Ukrainoje. Tai tokiu atveju tau reikia užtikrinti dominavimą Baltijos jūroje arba dar kitaip išvesti laivyną iš Sankt Peterburgą į Baltijos jūrą ir užblokuoti Baltijos valstybės iš jūros. Aišku, galima daryti prielaidą, kad iš Kaliningrado pajudės jie ir tiesiog atkirs nuo jūros, bet vis tiek tau iš jūros reikalinga pagalba. Tai jeigu mes pažiūrėsim globaliai, tai yra reikalų rusams pradėti karą prieš mus. Ir vienintelis būdas, arba sakyčiau taip, gėris yra tas, kad mes esame NATO valstybė, iš tiesų. Jeigu mes nebūtumėm NATO valstybė, dar 2008 metais būtų ne Sakartvelas, o mes. Gerai, bet galim daryti tokią išvadą, kad Rusijai dabar tiesiog neapsimoka pulti mūsų regiono, nes dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos mus tiesiog būtų labai per daug kainuotų, ne? Tiesiog neapsimokėtų. Šią akimirką tiesiog neapsimokėtų, nes jiems dabar leidžiama išplaukti ir boginti, arba dabar neleidžiama, bet jeigu nuims sankcijos, tai jiems bus leista boginti savo krovinius per Baltijos jūrą ir Atlanto vandenyną, nes kad išėti į Atlanto vandenyną, jiems ne tik tai reikia per Suomijos įlanką praplaukti, jiems reikia praplaukti tarp Švedijos ir Danijos ir Norvegijos. Tai dar 3 šalis, tokia, ten dar irgi pradės karą. Tai manau, šiai akimirkai, ko vyksta karas Ukrainoje, manau, mes esame pakankamai saugus, nes kitas dalykas, tam, kad užpulti Europą, kurioje yra beveik milijardas žmonių gyvena, rusams reikalingas mobilizacinis rezervas. Mobilizacinį rezervą tu paprastai surenki iš okupuotų teritorijų, pavyzdžiui, tokia kaip Ukraina, 44 milijonai gyventojų. Tas pats žiemos karas irgi dauguma buvo, arba nedauguma, beras 30% pajėgumų sudarė ukrainiečiai, kai buvo užpulta Suomija. Tai tau reikalingi žmogiškiai resursai, tai reiškia, bet tu savo nenaudosi, tau reikalingi ukrainiečiai, tau reikalingi baltarusiai, tau reikalingi kazachai ir taip toliau. Tau reikalingi pinigai ir tau reikalinga be abejo gamyba. Ir ką mes matom, dabar gamybos rusai neturi, ką jie padaro, jau anksčiau, jeigu buvo, ką jie pagamindavo, čia pat ir sudegindavo, dabar jie nespėja net atstatyti tai, kas yra sudeginta. Tai manau, kad čia yra mano spekulacija, manau, mes šiai akimirkai esame saugus, kol rusai yra Ukrainoje, kai pasibaigs karas Ukrainai, tikėtina, kad vis dėlto žvilgsnis nukreips į mus, jeigu Ukrainoje karas baigsis Rusijos laimėjimu, tada manau, kad žingsnis nukreips į mus, nes tu turi resursus, tau reikės parduoti kažkaip tai. Tam, kad parduoti, tau reikalingas uostas. Vienintelis geras uostas įrengtas, tai yra Sankt Peterburgas, na ir taip ir mes ir galim skaičiuoti. Ačiū, jūs paminėjot Suomijos žiemos karą, čia galim gal stabtelti dėl Ukrainos taikos kalbėdami, nes aiškėja, kad ko gero Ukraina turės atsisakyti okupuotų teritorijų, neaišku, apie kokį mes čia kalbam, kiekį okupuotų teritorijų, ar visų okupuotų teritorijų, ar tik dalies okupuotų teritorijų. Suomija tą patyrė po žiemos karo. Ji neteko didelės dalies savo valstybės teritorijos. Ar tai išeitų į naudą ilgoj perspektyvoje žiūrint? Ar nenaudinga būtų? Žiūrint, kaip mes suvokiam valstybingumą. Jeigu mes valstybingumą suvokiam kaip žemės gabalą, kas irgi yra svarbu. Nes kitu atveju tu prarasi viską, ką turi, jeigu tu žiūrėsi į savo valstybę tiesiog ne kaip į žemės gabalą. Tai viskas priklauso, ar tu esi pasirengęs paaukoti dalį savo valstybės žemės teritorijos už savo žmonių saugumą. Bet problema ta, kada tu agresoriai dėl gabalą, to neužtenka. Ta pati Suomija irgi patyrė. Tai buvo atimtas visas gabalas Suomijos, nors rusai planavo žymiai daugiau paimti, tai išeiti iki Švedijos, tačiau nuo to laiko Suomija ginklavosi ir neišleisdavo labai daug savo investavo į gynybą. Pavyzdžiui,
kiekvienas Suomijos pilietis kiekvienais metais už savo gynybą susimoka maždaug 1200 eurų. Tai kainavo Suomijos nepriklausomybė, čia kainuoja nepriklausomybė. Todėl ar Ukraina praras dalį žemę, manau, kad taip, nes vis dėlto vien tik Krymą išlaisvinti, fiziškai išlaisvinti, tai aš manau, sudėtinga, aš nežinau, 2 milijonai gyventojų, tai kur juos dėti? Į Rusiją išsiųsti, tai ką tu darysi toliau? Tiesiog iš praktinės pusės, ką tu padarysi su jais, nes ten jau rusai gyvena. Mariupolis irgi jau rusais apgyvendintas, tokia rusų taktika, jie kai okupuoja kažką, tai išnaikina vietos gyventojus, Karaliaučiaus istorija, išnaikina visus vietinius, o patys apsigyvena. Tai vat klausimas, tavo valstybė yra žemės gabalas be tautos, arba tauta be žemės, arba be dalies žemės. Dar čia iš jūsų įrašų socialiniam tinkle. Per paskutinius 300 metų karas Europoje vyko apie 65% viso laiko. Kitaip tariant, taika yra išimtis, o ne taisyklė. Lietuvoje karo veiksmai vyko maždaug 30 metų per pastaruosius 300 metų, tačiau okupacijos laikotarpis užėmė tuos pačius 65% ir tai yra maždaug 190 metų. Šiandien Lietuva priklauso stipriausiam gynybos alijansui ir nors tai nėra visiškas garantas, tai yra ko gero ir stipri laisvės apsauga. Jūs jau paminėjot, kad tikit NATO, tikit ir 5 straipsnių. Aš netikiu, žinau, kad tai veiks. Tikėjimas yra toks dalykas, tu gali tikėtis įvaizduojamais draugais, bet čia žinau, kad taip yra. Aš lygiai taip pat žinau, kad rytoj patikės Saulė. Aišku, ten kaip dabar labai madinga ir buvo nuo pat pradžios įstojimo į NATO madinga kalbėti, mes nepasitikėm ir NATO, mes nepasitikėm Europos Sąjungą ir dabar mes vis dažniau girdim tokius išsireiškimus, mes nepasitikėm NATO, NATO neapgins. Klausimas toks, kokia NATO valstybė per tą visą laikotarpį nebuvo apginta? Pas mus kažkoks yra nevisavertiškumo kompleksas. Mes nieko netikėm, visi mums kažkas tai skolingi, kažkodėl tai visi kažkas tai mūsų padarė. Aš žinau, kad NATO veikia, aš žinau, kad 5 straipsnis veikia ir aš, pavyzdžiui, aš ramiai jaučiuosi. Ir dėl to kažkokių abejonių aš neturiu. Dar pasižiūrėkim truputį plačiau. Jūs jau pokalbio eigoje minėjote apie pasaulinį žvilgsnį į gaublį. Ir stebėt, kaip ginkluojasi kitos valstybės. Ką galėtumėt išskirti? Manau, didžiausia problema yra Kinija. Ir dabar mes irgi norim, kad kuo daugiau Amerikos būtų Lietuvoje arba Europoje, bet taip pat Amerikos daugiau nori ir Azijos valstybės. Taip pat Filipinai, Taivanas, Japonija, Vietnamas. Vietnamas galbūt ir ne. Bet jie visi nori. Australija irgi nori daugiau Amerikos. Pietų Koreja, kur laikomas iki šiol didžiuliai kiekiai JAV karių. Tai manau, šitame regione labai bręsta labai negeri dalykai. Turint omenyje, kad Kinija greičiausiai artimiausią dešimtmetį aplenks Ameriką pagal karinių jūrų laivynų dominavimų Ramiajame vandenyne. Aš manau, kad tenai bus negeri reikalai. Aš viliuosi, kad to nebus, bet jau mes tokie žmonės esame. Mes mėgstam kariauti. Kiek dabar Kinija turi atominių povandeninių laivų? Aš dabar tiksliai atsakyti negaliu. Bet dabar statomas kitas brandolinis laivas, esmė netgi ne brandoliniai povandeniniai laivai, esmė kokią ginkluotę neša. Tai dabar statomas su hipergarsiniais, tai yra brandolinis laivas, kuris yra ginkluotas hipergarsinėmis raketomis. Ką reiškia hipergarsinė raketa? Tai reiškia, kad jinai gali veikti didelį atstumą labai dideliu greičiu ir raketų gynyba gali nesuveikti, nespės suveikti. Tai jie dabar tai stato. Bet kiek tiksliai sakyti, aš šią akimirką negaliu, nebent paklausiu savo draugą ChatGPT. Ne. Aš tiesiog prisimenu, mes esam su jums kalbėję apie tai ir apie lėktuvnešius, kaip sparčiai juos stato, kaip jie sparčiai plečiasi. Jeigu čia ir lygino, man atrodo, su ta pačia Rusija, kiek jie turi lėktuvnešių. Rusija ne vieno neturi lėktuvnešio. Vis dar turėjo vieną, ten remontuojama. Ten buvo Kuznecovas, bet ten nebuvo tikras lėktuvnešis. Jo. Tai ir vienas, bet čia viskas priklauso nuo valstybės politikos, nuo ekspansinės politikos. Rusams nereikėjo to lėktuvnešio, nes jie paprastai kaimynus sausuma puldavo. Amerikiečiams reikalingi lėktuvnešiai, nes ten praktiškai visas žemynas praktiškai arba sąjungininkai, arba pati Amerika. Kaip ir pačiai Kinijai reikalingi lėktuvnešiai norint išplaukti. Išplaukti link Afrikos, nes ten turi savo didelę koloniją ir jiems reikia apginti savo interesus tenai. Jūs matytumėt platesnę grėsmę dabar kylančią būtent iš Kinijos? Kinija, manau, yra globali grėsmė, nes jinai bando dominuoti ir jeigu Europoje jinai bando dominuoti per korupcinius ryšius, pavyzdžiui, kaip Balkanuose, kur statė, kad ir Kroatija, kur statė tiltą jie už savo pinigus, bet
dabar prasiskolinę, tie patys irgi Balkanų Bosniai, irgi ta pati problema Serbija. Tai jeigu jie negali pasiekti savo tikslų būtent per korupcinius politinius, tada įsijungia, aišku, karinis aparatas, nes kariuomenė yra politikos tęstinumas. Tada, kada politika nebesugeba rasti išeities, tada pajungia kariuomenė. Karas Ukrainoje, kaip ir sakėt, vis dėlto yra labiau lokali problema ir pabaigus karą Ukrainoje, paliaubom ar taika, daug dievė jos greičiau, Kinijos ekspansinė politika ir tokia politika, kokią jinai demonstruoja, jinai niekur nedings ir nesikeis. Ir pasaulis nebus nuo to ramesnis po Ukrainos. 1,4 milijardo žmonių gyvena Kinijoje. Vienintelė atsvara Kinijoje yra Indija, kur lygiai tiek pat gyvena žmonių. 1,4 milijardo jos reikia išmaitinti. Prisiminkim, kaip Kinai statydavo miestus, po to jos griaudavo, nes tiesiog žmonėms reikia duoti darbą. Be to, mūsų priklausomybė nuo įvairių elektromobilių irgi svarbi. Jeigu anksčiau mes sakydavom, mes priklausome nuo rusų per naftą, tai mes dabar priklausome nuo Kinų per elektromobilių baterijas. Tai jeigu tu negali pagaminti elektros, tu tada pririši žmonės per baterijas. Tai yra įvyko. Retieji metalai įvairūs, tas pats germanis, kuris naudojamas tiksliuose įrenginiuose. Jeigu tu nori vystyti savo valstybę, tu turi turėti prieigą prie retųjų metalų ir iškasenų įvairių. Dar tai pabaigiant mūsų pokalbį, sugrįžkim prie Ukrainos. Ar tikite, kad Jungtinės valstijos tokios, kokios yra šiandien, pajėgios pabaigti karą Ukrainai? Visų pirma, kas yra NATO? NATO tai buvo sukurta kaip JAV kariuomenės, kaip stuburas, kuri yra aplipinta pagalbininkais iš Europos. Tai yra NATO ir yra JAV dominuojanti, o kiti pagalbiniai. Tokia buvo visa pradinė NATO istorija. Dabar, ar JAV gali užbaigti karą Ukrainoje? Tam, kad užbaigti karą Ukrainoje, turi kažkas tai pralaimėti. Arba susitarti. Bet netgi ir susitarimas tai yra kažkieno tai pralaimėjimas. Tu turėsi sakyti kažkas, tai turėsi sakyti savo tikslų. Arba ukrainiečiai turėsi sakyti tai, ką Putinas jiems pasakė, kada jis sakytų, arba Putinas turėsi sakyti savo politinių tikslų ir išeiti iš okupuotų teritorijų. Tai ar vien amerikiečiai gali sustabdyti karą Ukrainoje? Manau, kad tai būtų mažai tikėtina, labai atsiprašau, bet aš manau, kad tai yra mažai tikėtina, bet aš labai norėčiau, kad būtų tai tiesa. Tikėkime, tai ir bus tiesa. Ačiū, kad atvykote į studiją. Atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis. Dėkui už jūsų atsakymus. Ačiū Jums. Svarbus pokalbis.